Sveiki, malonūs žiūrovai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę rekomenduoju knygą Gyvulių ūkis. Autorius George Orwell. Labai mėgstu aktorių skaitomas knygas per radiją, visiškai gibstu iš laimės, kai tai galiu klausyti bet kada ir nesirenku. Klausau visko iš eilės. Šį kartą man buvo atsiųstas Gyvulių ūkis. Vietomis gal ir juokingas, tačiau dažniausiai rūstus ir negailestingai durintis pirštų istorija, kuri jau buvo, ir galimai į tą, kuri tebevyksta. Pakankamai iš šono, kad būtų galima pamatyti ir atpažinti. Bet metas neužmiršti ir metas pakartoti. George Orwell, Gyvulių ūkis. Na, o toliau šią savaitę kalbu apie kliūtis pakeliui į sveiką mitybą. Grįžus į miesto aplinką, patenku į srautą žinučių raginančių leisti savo viską, pasilepinti, patirti saldžią nuodėmę. Manau akivaizdu, kad sveika mityba vaizduojama kaip vargas, o maistui menkai tinkami, bet rimtą malonumą keliantis produktai kaip garantuotas malonumas. Maždaug kaip kokainas, tik anai reklamuoti nepopuliaru, o platinti nelegalu. Kaip taip gaunasi, kad tai, kas gera, yra ne malonumas, o vargas? Pavarčiau kokybinius tyrimus apie barjerus į sveiką mitybą, tikėdamasi rasti tokias priežastis, kokias įvardyja patys žmonės. Štai Jungtinės karalystės vyrai sako, kad sveikai maitintis jie vengia, nes ciniškai vertina valdžios platinamas žinutes apie sveiką mitybą. O be to sveikas maistas yra neskanus ir nesotus. Autoriai spėja, kad tai susiję su vyrų poreikiu būti stipriais ir nepriklausomais, tai yra nepaklusti valdžiai ir nepatirti nepritekliaus. Australijos vaikų ir jų tėvų interviu metu tyrėjai sužinojo, jog vienas iš svarbiausių barjerų į sveiką vaikų mitybą yra prieštaringos vaikams siunčiamos žinutės. Vienaip sakoma reklamoje, kitaip sako tėvai. Patariama ir vengti riebalų, bet riebalai reikalingi. Druska ir naudinga, ir kenksminga. Televizija rodo ir vertingas, ir nevertingas laidas. Airijos paaugliai teigia, jog sveikai maitintis jiems trukdo fizinis ir psichologinis atlygis gaunamas sveikai maitinantis, nesupratimas apie tai, kas yra maistas ir sveika mityba, supratimas apie prieštaringus su maistu susijusius socialinius spaudimus ir pačios sveikos mitybos nesupratimas. Įdomu tai, kad pats sveikos mitybos terminas pasislepia už spaudimo valgyti nesveikai ar lieknėti ir tiesiogiai apie jį vaikai nekalba. Jungtinės karalystės paaugliai sako, kad sveikai maitintis jiems trukdo prastas maistas mokykloje, taip pat lengvai pasiekiamas, santykinai pigus ir asmeniškai skanesnis greitas maistas. Kaip palaikantis faktoriai buvo įvardinti šeimos palaikymas, lengviau pasiekiamas sveikas maistas, taip pat noras rūpintis savo išvaizdą ir valia. Kalbėdami apie sveiką pradinių klasių mokinių savo vaikų mitybą, tėvai nurodo, kad sveikai valgyti vaikams trukdo mokykloje tiekiamas maistas, bendramžių vertinimas, anot jų kai kuris maistas nėra kietas arba cool, kaip netinkami valgymo elgesio pavyzdžiai buvo nurodomi broliai ir seserys, kartu negyvenantis tėvai ir seneliai. Patys tėvai retai kalbėjo apie tai, jog jų pačių elgesys yra įtakos šaltinis vaikų mitybai. Tėvai taip pat sako, jog vaikų mityba formuoja vaikų polinkis valgyti tam tikrus maisto produktus. Be to, tėvai yra įsitikinę, jog šie polinkiai yra nekintami. Galiausiai tėvai buvo įsitikinę ir tyrėjai sako, kad neteisingai, jog sveikas maistas turi būti pagamintas namuose, šviežias ir ekologiškas. Ir todėl jis yra sunkiai pasiekiamas. Pagyvenę britai vyrai nurodo, kad sveikai maitintis jiems trukdo negebėjimas pasigaminti valgyti ir nenoras keisti gyvenimo įpročius. Šiaip tyrimų yra gerokai daugiau, bet išvada man dėliojasi gana liūdna. Mes esame įpratę gaminti ir valgyti taip, kaip nėra sveika. Mes esame įpratę manyti, kad maistą reikia gauti greitai ir kad laikas skiriamas maisto gamybai yra švaistymas. Net jeigu mokomės gaminti maistą sveikai, tai laikas mokymuisi irgi laikomas nevertingu. Mes tiesiog ignoruojam bet kokias ilgalaikės nesveikos mitybos pasekmes, tuo pat metu nuolat patys save viliodami akimirksniu gaunamu malonumu. Net jei po to graušime save už tai ir vėl ir kasdien. Kokia jūsų priežastis lepintis nesveikų maistų? Hedonistinis valgymas arba valgymas malonumo tikslais yra vienas iš mokslinių tyrimų objektų. Turbūt patikėsit,
kad tam smegenyse turim neuroninių jungčių ir signalų grandinę, bent jau tyriamų žiurkių smegenyse. Įprastinės dietos grupėje polinkis į kaloringą, riebų ir saldų maistą smegenyse labai aiškiai matomas per specifinio peptido neurotensino aktyvumą. Tačiau kai žiurkėms buvo duodamas neribotas kiekis to trokštamo maisto, jos ėmė sparčiai storėti, o neurotensino poveikis ėmė slopti. Ir ilgainiui žiurkės ėmė nebesidomėti tokiu maistu. Vadinasi, jeigu norime patirti džiaugsmą iš maisto, iš to skanaus maisto, saldaus ir riebaus kaloringo, jo turime gauti retai. Kitaip tokio džiaugsmo neteksime kartu su liekna talija. Man atrodo, kad mes ir toliau valgome riebų ir saldų maistą dėl daugybės kitų priežasčių, kurių vien stebint neurotensiną gali ir nesimatyti. Ir iš įpročio, ir vedami vilties, kad vis tik bus skanu, ir dėl kitų cheminių reakcijų, kad ir dopamino. Galiausiai mes ne visada pripažįstame net patys savo, kad tikėjomės malonumo, bet jo negavome. Ir galbūt net bandome patys save įtikinti, kad buvo visai skanu. Nes antraip teks pripažinti, kad mums nepavyko, o tai gali būti labai nepriimtina ir visai nesusiję su maistu. Bet kodėl mes norime valgyti skaniai? Gal apie tai ir nemėgstame galvoti, bet pirminė ir pagrindinė šio reiškinio funkcija buvo užtikrinti, kad valgome vertingą maistą, tokį, kuris turi reikalingų maisto medžiagų. Ši funkcija neaptarnauja vertinimo, ar maisto yra per mažai, pakankamai ar per daug. Todėl išvada skanu, todėl noriu dar, valgymo kontekste yra beviltiškai nelogiška. Mes norime dar malonumo, bet ne dar maisto. Viename tokiame eksperimente žiurkė spaudė malonumo jausmą sukeliančią svirtelę tol, kol mirė iš išsekimo. Bet tai nereikėtų užmiršti. Malonumas yra pozityvi pasekmė, bet netolimesnio valgymo argumentas. Jei valgyti buvo skanu, tai metas džiaugtis to, kas buvo. Jei maisto buvo per mažai, kiekio, tūrio, kalorijų normų ar kita su maistu tiesiogiai susijusia prasme, tai tada reikia valgyti dar ir džiaugtis dar. Beje, valgymo trukmę reguliuoja kita smegenis, o ne ta, kuri aptarnauja malonumo jausmą. Aiškiai suprantu, kad azartas dar nėra lengvai nutildomas, bet nuo kažko reikia pradėti. Tada, kai skanaus ir vertingo, ar skanaus ir apsimetančio vertingo maisto yra per daug ir jo kiekis mums ima kenkti. Šioje apžvalgoje aprašytas neurologinis mechanizmas, kuris aptarnauja valgymo malonumo procesą galvos smegenų pilvinėje dangtinėje srityje, angliškai ventral tegmental area, esantis neuronai gamina dopaminą valgant skanų maistą. Nevalgant jie atlieka kitas funkcijas. Gal pavienas agonistas slopina šį aktyvumą, todėl maisto nebesinori. Tai gali vykti natūraliai sveikame organizme pasisotinus, arba akis gali kreipti į tokius atradimus kaip semagliutidas. Mitybą tyrintieji mokslininkai gana ilgai galvojo, jog noras valgyti dėl maisto medžiagų trūkumo organizme ir noras valgyti ieškant malonumo yra du visiškai nepriklausomi procesai. Bet kaip visada viskas su viskuo susiję. Galinių smegenų ir pogumburio branduoliuose esančios struktūros reguliuoja maisto medžiagų ir energijos balansą. Mezokortikolimbinės struktūros valdo motyvaciją ir malonumą. Bet smegenyse juk viskas su viskuo sujungta, todėl nors ir įmanoma šias dalis atskirti pagal funkcijas, jos vis tiek veikia kartu. Čia svarbus komponentai yra mūsų turima valgymo patirtis, valgymo įpročiai, tame tarpe reguliuojantis ir tada, kada paskutinį kartą valgėme, ir mūsų turima interpretacija apie tai, ką tai reiškia, neįprasta ar įprasta būsena. Dopamino sistemos atmintis apie tai, kaip buvo gerai suvalgius konkretaus maisto. Būtent čia veikia visi maisto vertės apgavikai, kurie tik cheminėme lygyje signalizuoja apie vertingą maistą, bet realiai vertingų medžiagų organizme ne kvapo, o kalorijų perteklius. Angliškai šiam reiškiniui naudojamas terminas liking. Ir motyvacija siekti ir ieškoti maisto. Angliškai naudojamas terminas wanting. Šis reiškinys vertina liking dalį, bet tai nėra identiškas reiškinys. Tai aktyvių veiksmų ir sprendimų skatinimas, siekiant numanomo rezultato. Matematikos mėgėjams galimas palyginimas su vektoriaus kryptimi ir koeficientu.
Tai būtent šis vektorius wanting dalis gali sukurti neadekvačiai stiprią motyvaciją valgyti per daug skanaus, dažniausiai kaloringo maisto, o maisto perteklius gali vesti į viršsvorį. Na ir pristatau kito tyrimo dalyvius. Pirma grupė buvo žiurkės, kurios reguliariai valgė žiurkėms subalansuotą ir sveiką maistą. Antra grupė - žiurkės, kurios valgė tik riebų maistą. Trečia grupė, kuri kasdien valgė sveiką maistą, bet 3 kartus per savaitę gaudavo trumpam paėsti riebaus maisto. Ir ketvirta grupė riebaus maisto trumpam gaudavo kasdien. Dviejose paskutinėse grupėse buvo imituojamas persivalgymo priepuolis arba angliškai binge. Tada pusei žiurkių buvo keliamas nuolatinis stresas, kitai pusei ne. Nuolatinį stresą patiriančios grupės suvartojo mažiau kalorijų nepriklausomai nuo kitų sąlygų, net tos, kurios galėjo persivalgyti riebaus maisto. Neskubėkit džiaugtis. Tačiau persivalgančios žiurkės patyrė medžiagų apykaitos sutrikimą, dėl kurio ėmė kauptis riebalai ir sutriko gliukozės pusiausvyra. Tokio pokyčio nebuvo galima paaiškinti vien tik kalorijų kiekiu. Be to, riebaus maisto persivalgančios žiurkės ėmė keisti aktyvų streso valdymo elgesį, jų atveju žaidimą ar švarinimąsi, į pasyvų, ypač tos, kurioms buvo sukeliamas papildomas stresas. Tyrėjai teigia, jog taip formuojasi palankios sąlygos su stresu siejamiems sutrikimams, pavyzdžiui, depresijai. Kitų tyrimų rezultatai rodo, jog stresas slopina su maisto medžiagų ir energijos balansu siejamą valgymo mechanizmą, tai yra norą valgyti dėl alkio, tačiau neslopina hedonistinio valgymo mechanizmo, noro valgyti dėl malonumo. Na tai ką čia belieka pridurti? Neslopinkit streso maistu, valgykit kaloringą maistą tik tada, tai esate ramus. Šiai savaitei tiek. Aš, Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai rasit po kiekvienu įrašu. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.